Kartą paklausiau vieno penktoko, kas būtų, jeigu uždraustų TikToką Lietuvoje. Tai labai liūdna ir vienas mokinys atsakė, aš nusižudyčiau. Aš, pavyzdžiui, tavo vaiką norėčiau galvą nupjauti su pėliu ir sudeginti jį. Labas, Laurinai, vaibachai. Labas, Ciply. Buvai mergaitė šlapelinė, kai matei penis. Neseniai pamačiau vaizdo įrašą, kuriame interneto keistuolis Laurinas Burovas bėga prekybcentriu, o jį vejasi vaikų gauja. Ir tai man priminė kažkokį liguistą vadinamąjį Mindfuck filmą, lyg epizodą iš Juodojo veidrodžio serialo. Ir, aš negalėjau patikėti, pabandžiau palyginti su savo vaikystė. Atrodo, anksčiau mano karta gatvėje vydavosi kelias į žvaigždės dalyvius, kas irgi vaikiškai kvaila, bet ne šitaip. Prisideda ir tai, kad šitas žmogus, vadinantis save Maibacho slapyvardžiu, yra ligonis. Bent jau pats sako, kad serga šizofrenija. Ir sprendžiant iš jo elgesio gan sunkia forma. Štai čia pats nusifilmavo, kaip su receptu perka medikamentus, skirtus šizofrenijos simptomams slopinti. Reikėtų vaistų nuo šizofrenijos. Tai receptas Turi būt, jau penktadienį turėjo būt, šiandien dar paskambinau, šiandien vėl turėjo būt. Jo, Lanzavinas yra. Mėnesį jo. 7 centų. Šio turim. O kadangi pavyksta, vadinasi, tokį receptą jis iš tikrųjų turėjo. Palauk, tu buvai Durhatai, ne, Maibacha? Jo. Kiek kartų buvai? Pusę metų. Šis žmogus internete talpina visokiausiai šokiruojantį turinį, kaip uosto klijus, valgo savo išmatas, geria aliejų, vemia, šlapinasi į kelnes ir atlieka kitokius, jeigu galima tai pasakyti, performansus. Jūri, kapituchas, j***as. Nu, rytiniai, nas, iškart mėmiu ant galvą. Viskas užteks, na. Что ты еду? Лохас tu кончеnas, нахуй. Бессмегянев tu, табуретė tu ебана, begalvė, nahui. Aš esu Laurynas Maibach ir aš valgysiu kojų nagus. Oi! Man net iš tikrųjų keista, kad jis turi vairuotojo pažymėjimą, nes iš pažiūros atrodo nepakaltinamas. Olandijoje buitinio konflikto metu kolonėlėje netgi sudegino savo automobilį. Ir jis turbūt net nekaltas dėl savo tokio elgesio. Kalti žmonės, kurie tai skatina. Jiems tai atrodo juokinga, jiems siunčia pinigus, elgesi lyg tai būtų žaidimas. Gal net primena dark webą, vadinamą juodąjį internetą, kai bent jau seniau būdavo nelegalios transliacijos, kai žmonės galėdavo siųsti kelis tūkstančius dolerių, kad nepasiturinti žmonės pagrobėjų pagalba ar net patys savo nusipjautų ausį ar atliktų panašius žiaurius dalykus. Žodžiu, kodėl aš tai pasakoju, kas man yra keiščiausia, kad Laurynų žavėsi vaikai, kurie skambina jam, gatvėje prašo moderniuoju autografu tapusios asmeniukės ir kitaip garbina šio žmogaus elgesį socialiniuose tinkluose. Labas, Laurinai, vaibachai. Labas, Ciply. Labas, kaip jūs gyvenat? Dėdėjai, o kaip tu, dėdėjai? Aš gerai. Eik, pis, Reikalauju gerbti vierchus Lietuvos. ką esi? Baig taip kalbėt. Eik, išlieka. Eik, pis. O kur tu Greta? Ne tavo pisalas gaidy. Eik valgyt savo viemalų omletą gaidy.
Ir tai skatina ne tik jį stebintys ir pinigus siunčiantys žmonės, bet taip pat ir portalai, televizijos laidos, į kurias ganėtinai dažnai jis yra pakviečiamas. Na maždaug, pastatykim dabar psichinę ligą sergantį žmogų ir žvenkim iš jo. Parodykim, kiek jis daug uždirba, didinkim jo populiarumą, tegul vaikai turi į ką lygiuotis. Čia dar veiksmai, va čia yra bir žodžių. Gerai, tai dabar jau jis išeina, viskas, ir dabar aš... O ką, laba diena gerbėmieji. Aš ką tik iš LNK rulių ir karočią daviau interviu. Bučiuoju su Rūta, laida bus. Kakadu atvažiavimo progą Maybachas demonstruoja ateivio šukuoseną iš skutimosi putų. Dalį jų tą progą ir suvalgo. O vaikai juk tokių dalykų nesupranta, jiems atrodo, kad tai kieta. Gali sau leisti nusipirkti BMW X6 automobilį už 26 000 eurų. Tave vienu metu žiūri tūkstančiai žmonių, tave kviečia į televizijos laidas, jų akise tai normalizuojasi. Atrodo, kad toks elgesys įprastas. Tai viena priežasčių, kodėl jie mokyklose vienas iš kito tyčiojasi, vienas kitą filmuoja, kelia į TikToką, bando visaip išgarsėti ir imituoti asocialų elgesį, kurį visuomenė ir kai kuri žiniasklaida daro normaliu. TikTokas iš tikrųjų turi labai didelių pasiekmių paaugliams ir pradedant jau nuo pačių mažesniųjų, praėjus kažkuriam tai laikui, patys pradeda kurti tuos filmukus, iš pat pradžių nepiktybiškai, juokaudami, o po to supranta, kad reikia kuo daugiau peržiūrų, todėl tyčiojasi iš savo klasiokų. Na, dažniausiai tai filmuoja tuos, kurie vaikai yra kitokie, kurie yra atsiskyrę. Nori būti populiarūs, nes dabar yra vyrauja tokia nuomonė, kad mokslo mums nereikia, kad mes būsim influenceriais ir darysime tai, kad daro dabar ne tik paaugliai, bet turbūt ir suaugę žmonės, kuriuos tiesiog, žiūrėti kartais, atrodo koktu. Jau prasideda nuo pradinių klasių, tai 3-4 jau labai gerai įsibėgėja. Kartą paklausiau vieno 5-toko, kas būtų, jeigu uždraustų TikToką Lietuvoje, nes jau tiesiog kyla tokios diskusijos. Tai labai liūdna ir vienas mokinys atsakė, aš nusižudyčiau. Iš tikrųjų, tada klasė buvo tyla. Vaikai tiesiog netgi nesijuokė, nedrįso juoktis. Tai galime suprasti, kad vis tik tai didelį įtaką daro. Kartais sukuria platformas, kuriuose kelia surinktas nuotraukas iš mokytojų asmeninių paskyrų Facebook'e. Užrašo nešvankius komentarus. Tiesiog išlieka patys stipriausi dabar dirbti mokykloje, nes psichologinė būsena iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir silpnesnių nervų mokytojas dirbti mokykloje šiais laikais tikrai negali. O TikTok'e tokių kaip Maybachas pilna, gal net žiauresnių. Ten vyrauja žiauriausi keiksmažodžiai, smurtas, alkoholio ir kartais net narkotinių medžiagų vartojimas ir daug kitokio šlamšto. Tavo tėvo dukra, tavo tėvo dukra. Ką daryt, b***t? Ką man tą pačią popus atkišti? Kas? Aš priprisa. Negali nieko, nei paglostyt, nieko. Nu, man 16. Jis. Klausyk, alio, tu pitušara. Bet tu durnelė, maža durnelė, atsiprašant, va tokia, žodžiu. Nes aš grįžčiau tikrai į Šilutę, aš užmušiu, aš. Dabar duodu iš bazarį, gindau. Tą suko užmušius, aš savo rankom užmušiu. Čia va, matęs sėda. Tu tai вообще ne iš Kauno gaidytų. Nes tokie lietuviai yra pas mus žmonės. Lietuviai yra visiškai tipiniai įsigimėliai. Transvestitinės žertvos, kuriems reikia nupjaut galvas. Davai lėski lauką, žertvas gabalį, lėski lauką. A girdi durnelį, tu Edikėtų, tai tu uosti, sėdi per Eik, dirb, šunie! Geriau išdirbsiu, kur kasekus rūkysiu, negu čia sėdėsiu, išlenda, aš jums pisi snukį, nepasigailėsiu. Dabar tau ragas, p***re, pagaliau užsilinks. Už jūsų sveikatą, p***astai. Man patinka šalti! Juodos
Pis, tai tau reikia turi pis dirb. Oskatu. Dažnai sakot, o aš tai gyvenime nesu to matęs, turbūt čia tik degradai žiūri, kad suprastumėt, koks tai didelis mastas, visą tai stebi šimtai tūkstančių žmonių. Ir kartais žmonėms labai sunku suvokti, nes jie neturi vaikų ir nežino, koks tai didelis kultas ir socialinė degradacija. Tai pasakykit man, kodėl aš, vienas žmogus, turėjau priverstinai užsiregistruoti kaip žiniasklaidos priemonė. Turiu pildyti dokumentus, kiekvieną ketvirtį, metų gale mokėti procentą nuo savo reklamos pajamų. Jie tikrina mano turinį dėl galimos žalos nepilnamečiams. Ar teisingai uždedu S raidę? Ar teisingai integruoju reklamą? Pavyzdžiui, kūrėjui Norbe Films, kuris daro laidas apie driftą, nesutikus užsiregistruoti skiriamos baudos ir grasinama, kad negalės tęsti savo veiklos. Negalės tiesiog su kamera savo mašinos filmuoti. O 100-tūkstantinės auditorijas turinčios atmatos gali daryti, ką nori. Jas galbūt pakvies į laidą, parodys per žinias, jie iš tokių pačių degradų rinks tūkstantinės sumas ir visuomenė per petį patapšnuos už nuopelnus. Aš anksčiau gindavau lietuvišką tiktoką, sakydavau, kad visokių priedurnių yra kiekvienoje šalyje. Pavyzdžiui, Amerikoje toks autizmų sergantis Joshua Block, Anglijoje maisto nekramtantis Beavau. Bet dabar matau, kad tai, kas vyksta, Lietuvoje nėra tas pats. Žmonės čia nepakraupia, o visą to žavisi. O vaikai pagal tokį pavyzdį suformuoja savo elgesio ribas. Jie galvoja, kad jeigu tūkstantinės sumas kas mėnesį uždirbantis 30-metis tiktokeris gali, kodėl aš negaliu? Štai pavyzdžiui, Vilkaviškio rajone gyvena, kaip kažkada vienoje laidoje buvo atskleista, antros grupės neįgalumą turintis žmogus. Tai dar tu neužmiršk, tai tik pasakyk, kad tu nuo vaikystės turi antrą grupę. Aš turiu ją. Na, tai kodėl tu su manim taip elgiai? Nu tai kaip visai melgiausi, ar tu nepavargęs buvai? Jis internete taip pat transliuoja savo gyvenimą, kas iš pažiūros nėra nieko blogo. Bet žmonės jį provokuoja, tada jis pradeda nervintis, keiktis, daužyti sienas. Jie renkasi prie jo namų, barbena į duris, mėto akmenis. Štai kaip atrodo jo langai. Beveik kasdien vaikai į jo langus suleidžia bent po pakuotę kiaušinių. Pro sudžiuvusius kiaušinius žmogus jau nebemato dienos šviesos. Na, aš nenoriu nieko pranašauti, bet kas bus tada, kai vieną dieną galimai psichiškai neįgalus žmogus pratrūks, su kirviu kokį vaiką nudobs ar savo pasidarys kažką. Kas veikia? Kas yra? Vaik, bet kas yra? Visat iš čia, man. Pagausiu tuos vaikučius ir iš šiukšlių konteinerį sumes. Atimsiu paspirtukus ir dviračius iš šiukšlių dėžės. Va, o kitas baisuoklis pokalbėje grasina, kad išprievartaus kažkieno tai vaikus. Tai, ką aš įgyvendinsiu savaitgalį, tu sprinčiuosi, ir nebežinosi, ką daryti, alpsi. Bet man pagrindė tavo benkartas rūpi. Man visa kita čia yra, tos nuomas čia kažkas vaigimai. Aš tavo vaiką dulkinsiu, o man tai teiks malonumą, šiksiu myšiu ant juoje, o tai man bus didžiausias malonumas. Aš, pavyzdžiui, tavo vaiką norėčiau galvą nupjauti su pėliu ir sudeginti jį. Kaip tavo atrodytų? Tavo vaiką paimčiau ir kaklą pasmaukčiau prie tavęs. Kad nemačiau sūnų, turi benkartą kažkokį kūrą prastrutelį, nuvalėdą irgi būsimą mergaitę. Norėčiau galvą nuplėšti ir sulaužyti kalvus visus sutrupinti. Tai įsivaizduoji, koks kontens būtų, brolė. Patiktų tau toks kontens. Kai tavo vaiką pasmaugiau, kaip tau atrodo? Overiukas yra the best, number one tiktoke. Būkit su manim, palaikykit ir chebra mes važiuosim pirmin. Ten visokių socialiai atsilikusių turbūt šimtai ir kiekvienas turi savo žiūrovą. Pavyzdžiui, šitas egzempliorius sėdi nudistų paplūdimyje ir su žiūrovais aptarinėja moterų kūno dalis. Nuoga putė, eik tu savo, bet pagyvenus biškį. Biškį pagyvenus papai, va, papūkai, viskas. Jeigu čia būtų chebra neblokuota, aš jums parodyčiau čia tokių vaizdų. Nuogi papūkai, viskas. Ar norėtumėt Instagram'e chebra nuvaryt, pamatyt, kai nuvarysi nutistų pležą? Atsistajau, ko jeigu rimtai man stovės ten, eik ten už
sekso, taip iš tikrųjų šiaip norėčiau. Buvai šlapia ar ne nuo matomų penio? Buvai mergaitė šlapia ar ne, kai matei penis? Ką? Ar buvai šlapia? Lietuviškam turiniui ten nėra jokių filtrų, nes TikTokas neturi lietuviškai kalbančio atstovo ar lietuviškai suprantančių sistemų bei botų. Kažkada buvau padaręs apie šitą bėdą video ir niekas nepasikeitė. Žmonės tiesiog man rašė, haha, gerų ten iškarpų pririnkai. Prie ko čia tos iškarpos? Kartais atrodo, kad aš čia vienas kvailas, o visa tai normalu ir niekam kitam net nerūpi. Visiems, kas sako, kad tėvai yra kalti dėl to, ką žiūri jų vaikai, iš dalies tiesa, bet to praktiškai neįmanoma uždrausti. Tėvai nėra su vaikais visą parą, jie nežiūrės, kokias programėlės jie turi ar ką jiems išmeta. Be to pačios programėlės naudojimo politika nurodo, kad ji yra saugi visiems, nuo 13 metų amžiaus ir vyresniems. Nors apklausos rodo, kad pavyzdžiui Amerikoje didžioji dauguma 11-12 metų amžiaus vaikų turi paskyras. O 2021-aisiais TikTokas ištrynė per 7 milijonus paskyrų, nes įtarė, jog jomis naudojasi vaikai iki 13 metų amžiaus. Panašios tendencijos, manau, galioja ir Lietuvoje. Tai tik įrodo, kad jo naudojasi tikrai ne tik paaugliai ar suaugę. Apskritai sakyti, kad tėvai yra atsakingi už turinį, kurį meta jų vaikams TikTok'e, yra tas pats, kas sakyti, jog vaikai neturėtų būti viešumoje. Na, jei koks asocialas pradės siautėti vidury gatvės, tai ir vaikas kaltas, kad tai pamatė viešumoje. Socialinė erdvė yra vieša vieta ir aš tik priminsiu Lietuvos baudžiamąjį kodeksą. 284 straipsnis viešosios tvarkos pažeidimas. Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 2 metų. 481 straipsnis. Necenzūriniai žodžiai ir gestai viešose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų. Kažkaip abejoju, ir nors vienas iš šitų budulių buvo nuteistas už viešosios tvarkos pažeidimus, išskyrus tuos kelis kartus, kai Burovui buvo skirta bauda prieš porą metų. Bet gal duokim žmonėms, ko jie nori. Šūdus valgančius ligonius, arba dar geriau, viešoje vietoje kotą nučiulpusią ir per naktį išgarsėjusią merginą. Na, užsimti meilę prieš kamerą, dar bare, ne namuose, jums dažnai taip nutinka? Šauna į galvą tą idėją. Dainiai šauna idėjos. O jūs jas pildot? Jų. Štai kaip galima nesunkiai tapti žinomu Lietuvoje. Tokie dalykai tampa jaunimo siekiamybė. Ne viso, bet jie nuo to nėra apsaugoti. Mano nuomonė, tai visiška degradacija ir asocialaus elgesio propagavimas be jokio reguliavimo. O ką manote jūs? Nuomonių lauksiu komentaruose. Iki.